Aš esu sesuo Juozapa iš Kauno, seserų Benediktinių vienuolyno. Ir 2016 metais aš turėjau tokį labai didelę, tokie dideli nugaros skausmai buvo. Buvo 2 išvaržos, niekas nepadėjo man nei ligoniniai, nei masažai, nei sanatorijoje ten procedūros. Ir jau praėjus 4 mėnesiam po tų didelių skausmų, mūsų viena sesutė man pasiūlė važiuoti į Medžiugorję. Ten buvo organizuojama žmonėms su negale kelionė. Ir aš tikrai galvojau, kad čia kažkas tai man neįmanoma. Bet reikėjo turėti lydinti žmogų. Ten visas autobusas buvo su negale žmonių. Ir kiekvienas žmogus turėjo turėti lydinti atstovą. Ir viena sesutė mane lydėjo iš mūsų bendruomenės. Aš galėjau pastovėti ant kojų tik kokias 2 minutės ir man pareidavo tokie didžiuliai skausmai iki pat blauzdos ir jau turėdavau arba gultis, arba sėstis kažkaip. Bet aš surizikavau, važiavau šitą kelionę. Mums važiuojant buvo duota galinė sėdynė, kad galėčiau ir pagulėti reikalui esant ir pasidėti. Ir viešbučiuose, taip mes viešbučiuose gyvenome, naktim praleisdavom, trupučiuką atrodo atsigauni, paskui vėl ir mane vežė su vežimėliu neįgaliojo. Aš pati negalėjau vaikščioti ir tiek negalėjau judėti. Pačioj Medžiugorjoj mus priėmė žmonės, davė ir maitinimą, ir gyvenimą nemokamai, nes jie tą savaitę buvo tiesiog visi paaukoję savo namus visiems tiems su negale žmonėm. Tai va, tai aš buvau pasiryžusi, mes 2 paras išbuvom, buvau pasiryžusi net pietų nevažiuoti. Ir mane nustumdavo su to vežimėliu į aikštę, ten kur Marijos statula. Ir aš ten melsdavaus visą dieną prie tos Marijos, paskui ten į mišias. Visokių tokių gražių akimirkų patyriau. Ir 2 dienas mes ten prabuvom. Ir mūsų vadovė truputį sugalvojo anksčiau išvykti iš Medžiugorjos, negu kad mes visi troškome. Norėjom dar vieno susitikimo, ten sudalyvauti tame, bet vadovė mūsų buvo nelabai tikinti ir jinai be tokių dvasinių patirčių, kaip sakant. Na va. Ir mes išvykome labai anksti ryte namo. Ir kai atkeliavome į Lenkiją, į Čenstachavą, autobusas turėjo stovėti tas 8 ar 9 valandas. Ir tiksliai prisimenu, kad tai buvo birželio 13, Švento Antano minėjimas diena. Mes turėjom savo grupėje kunigą vardu Antaną ir mes sugalvojom jį gražiai pasveikinti tenai. Ir nukeliavom į koplyčią. Mes atvažiavome 3:30 dienos, po pietų jau, į Čenstachavą, pasistatėm autobusą ir aš jau tų ratelių neėmiau, palikau autobusą, bet su pagalba vis tiek ir lazdą turėjau ir sesuo, kuri lydėjo man iš kitos pusės padėjo. Nuėjom į koplyčią ir ten meldžiausi toj koplyčioje. Buvo daug žmonių, bet radau vieną vietelę, tuščią, laisvą. Atsisėdau ir man tas Marijos paveikslas buvo netoli visiškai, aš labai aiškiai galėjau jį matyti, meldžiaus toliau į tą Mariją, išsitraukus rožinį. Paskui 6 valandą mes turėjome mišias kitoj Jėzaus širdies koplyčioje ir 8 valandą vakarieniavom. Atrodo, kad 8. Dabar aš nebeprisimenu tiksliai, kelintą valandą yra tas paveikslo uždarimas, ar 9, ar 8. Bet nesvarbu. Ir mes po vakarienės, mums vadovė tiesiog sako, čia bus paveikslo uždarimas, labai įspūdingai viskas atrodo, galite sudalyvauti ir nueiti tenai. Ir aš skubėjau pavalgyti ir paskui tą savo grupelę, kur mes sėdėjom kartu ir tas kunigas buvo mūsų tarpe.
Aš juos palikau, skau, aš einu, jūs mane dar pralenksit 3 kartus, kol nueisim į tą koplyčią, aš einu. Ir kad nereikėtų vėluoti į tą visą tą liturgiją. Aš nuėjau, pilna koplyčia, dar daugiau žmonių negu dieną, kad buvom. Ir ta pati vietelė, kur aš sėdėjau, buvo laisva viena vienintelė. Ir aš nuėjau ten, atsisėdau, išsitraukiau rožinį, pradėjau melstis, tiesiog va taip iš visos širdies. Jau buvo su Marija paskutinės valandos tokioj ypatingoj vietoj. Ir aš girdžiu, kad labai gražiai gieda. Tokia buvo graži giesmė. Aš tiesiog nemoku dabar net pasakyti, nes mane taip lietė. Ir aš galvoju, tiesiog savaime atsimerkiu ir žiūriu, visi žmonės, pilna bažnyčia, pilna ta koplyčia. Ir vaikai po pirmos komunijos baltais rūbeliais, ir piligrimų labai daug, kunigų, vienuolių, visokiausių tų žmonių. Ir visi klaupiasi ir gieda lenkiškai ten tą giesmę tokią gražią Marijai. Aš galvoju, nepatogu sėdėti, kai visi klaupiasi, pabandysiu atsistoti. Ir galvoju, kiek galėsiu, tiek pastovėsiu, o paskui, kai jau nebegalėsiu, jau atsisėsiu, bet tuo momentu, kai visi klaupiasi, man dera stovėti nors kažkiek. Ir aš atsistojau, ir aš jau nieko nebegaliu, nei to rožinio melstis, nieko. Klausaus tik tai labai įdėmiai tos giesmės, man jie tiesiog širdį vėrė, tokia buvo graži. Ir žvelgiu ir į tos žmonės, ir į tą Mariją paveikslę, ir visaip. Ir klausausi, ir paskui aš taip susigrėbiau, kai jau praėjo daugiau to laiko, kaip paprastai tas skausmas man neateina. Ir stoviu toliau, jau žiūriu, leidžiasi tokia auksinė drobė ant tos Marijos, ir ten tais pačiais siūlais išsiuvinėta ta pati Čonsachavos Marija, ir tik tai viskas viena spalva. Ir taip gražiai, ir ta giesmė dar tęsiasi, ir tas paveikslas jau dengiamas, ir visi žmonės ten meldžiasi taip nuoširdžiai, o aš stoviu. Ir stoviu, ir taip sakau, Marija, ar man tik šią akimirką taip yra, ar čia visam laikui. Tai viskas jau pasibaigė ta giesmė, aš vis tiek stoviu. Jau žmonės ten skirstosi, matau, kad ateina ir mano sesutė, kuri mane lydi. Ir aš vis tiek stoviu ir man niekas neskauda. Ir galvoju, kaip čia stebuklas. 100 knygų perskaičius apie visokius stebuklingus įvykius, apie kitus žmonės, bet ką čia dabar man dabar va taip. Ir tas skausmas man nebeatėjo. Priėjo prie manęs ta mano sesutė, aš jai pasakiau, jinai sako, o Marija tau stebuklą padarė. Tai sakau, bet va vis vien dar niekam nieko nesakykim, nes mes vis tik nemaža grupė buvom, niekam nieko o gal dar pakeliui man viskas vėl atgal sugrįž. Bet man niekas nesugrįžo, aš parvažiavau namo, atsimenu, įžengiau į koridorių, ir čia vaikščiojo mūsų viena sesutė ir aš jai sakau, man Marija kažką padarė, sakau, man kažkas įvyko. Jinai taip, sakau taip. Ir tą dieną dar atvyko abatė iš Vokietijos ir aš jau tikrai vaikščiojau ir nebesugrįžo tie skausmai, bet tas tvirtumas visas palaipsniui dar sugrįžo. Bet tas staigus toks išgijimas buvo būtent tokiu momentu, taip, tokiu būdu. Ir jūs minėjot, tiksliau man minėjo, kad jūs dabar kiekvieną dieną prieš šventas mišias kalbu rožinį bažnyčioje, taip. Taip kaip Medžiugorjoje, taip? Taip, visą laiką, mes esam kelios ten seserys, ne aš viena pati, bet kažkaip inicijuoju aš tą visą reikalą, nes bendruomenės seserys turi kitus užsiėmimus, kitus įsipareigojimus, o aš jau, kadangi tokio garbingesnio amžiaus, jau tokių sunkių darbų nebeturiu, tai tik melstis ir dėkoti Dievui už viską. Ačiū labai už pasidalinimą. Dėkui.